man tai jinai vis labiau miršta kaip televizija, kaip konceptas, ar tas jaučiasi tau pačiam, nes man atrodo, kad mažėja žiūrimumas. Aš pats išjungęs teliką, tai 10 jau gerą, tai net nežinau, kas ten vyksta, kokios laidos, kas ten būna. Jo, šiaip televizija yra iš principo labai fainas dalykas, labai geras, jisai ką daro, jisai neša informaciją, jisai neša pramogą, jisai neša propaganda neša, visiems duotos smegenys vienodos, kas atskiria, kas neatskiria, čia irgi kitas klausimas. Bet šiaip iš principo televizija labai turi rimtą konkurentą, tai yra internetą, ir aš taip galvoju, kad televizija ir netgi ir dabar ir matosi, kad irgi žengia į internetą. Tarkim, kiekvienas kanalas turi savo portalą, kur ten yra archyvai, kur ten deda savo laidas, kurių per teliką nerodo ir rodo tik internete ir savo YouTube platformas kūrė ir taip toliau. Tai manau, kad televizija gamina turinį, kurį rodo per televiziją kaip pagrindinį ir paskui tas turinys nusėsta į internetą ir va taip tas podas sukasi.